Tai aš noriu paprašyti turto ir verslo vertintojų rūmų vadovą Taurą Antaną Tupinį, kuris čia yra, būtent paaiškinti, kaip bus vertinama išperkamas turtas. Kaip tokiais atvejais tai daroma. Paklausykite, prašau. Labas vakaras. Atvažiavau tam, kad atsakyčiau jūsų klausimus, tai jeigu tų klausimų bus, aš pasistengsiu išsamei atsakyti. Gal pradžiai tik tai pasakysiu, kad paėmimas visuomenės poreikiam Lietuvoje nėra naujas reiškinys, kad yra jau įgyvendinti ne vienas tokie projektai. Tiek Rail Baltic, tiek Via Baltica magistralės yra, kaip sakyt, suprojektuotos ir jau įgyvendinti projektai paėmimo iš visuomenės poreikiam. Taigi tie procesai yra žinomi, aiškus, o kaip bus vertinama, aš jums galėsiu atsakyti. Gal trumpai, kad tai bus vertinimas, atliekam individualus vertinimas visų pirma. Ką tai reiškia? Tai reiškia, nebus masinio vertinimo, tai nebus registrų centro nustatyta vertė. Kiekvienu konkrečiu atveju į kiekvieną nuosavybės objektą atvyksta vertintojai, fiksuoja turto būklę, nustato vertę individualiai. Kokia vertė? Vertė tai yra rinkos vertė, ne kažkokia tai masinių vėlgi vertinimų būdu nustatyta. Tai yra individualus vertinimas, tai yra rinkos vertė, o rinkos vertė tai reiškia tokia vertė, už kurią būtų galima turtą parduoti rinkoje. Kas bus vertinama? Kas bus vertinama dabar? Jeigu įdomu. Vertinama bus žemė, bus vertinami statiniai ir visi žemės priklausaniai. Tame tarpe ir želdiniai, taip pat kitos su visuomenės poreikiam paimamo turto procedūros susijusios, sakykime, susiję nuostoliai. Be to, turto, kilnojamo turto, transporto perkelimo išlaidos. Tai turbūt aš labai trumpai tiek, jeigu dėl konkrečių veiksmų, kuo turėtų pasirūpinti nevertinti jo turto savininkai, jeigu bus paimamas jų turtas, aš galėsiu atsakyti gal kiek vėliau truputį. Toliau kariuomenę pratęsim.